Šiandien antroji diena Suvalkų kraštovaizdžio parke. Truputį pasivaikščiosim gražiais miškais, o po to eisime į Cisovą gūrą, arba kitaip Kukmedžių kalnas. Tad pirmyn. Mes dabar einame link Cisovo gūrą, arba kitaip lietuviškai yra vadinama Kukmedžių kalnu. Ir dar turi trečią pavadinimą – Suvalkų krašto Fudzijama. Tai va tiek daug pavadinimų turi šis kalnas ir jo aukštis yra 258 metrai virš jūros lygio. Yra legenda, kad kadaise gyvenę šiose apylinkėse velnias vienoje vietoje kasė, o kitoje vietoje pylė. Ten, kur kasė, atsirado ežeras Kopanai, o kur pylė, tai šis kalnas. Kalno viršūnėje dabar yra pastatytas kryžius ir apžvalgos aikštelė. Nuo šio kalno matosi beveik visas Suvalkų kraštovaizdžio parkas. Taip kad galima grožėtis puikia gamta. Šiandien aplankėme retriverę Stefką, kuri prieš metus kartu su mumis plaukė Šešupės upe. Ji buvo pabėgusi nuo savo šeimininkų.